Šiandien mėginu tikriausiai vieną praktiškiausių automobilių pasaulyje Audi R6. Jis yra labai greitas, labai galingas, pakankamai praktiškas, kad būtų galima jį naudoti netgi ir kasdien. Tačiau yra pora išimčių, dėl ko praktiškiausio automobilio pasaulyje karūnos mes jam uždėti negalime. Bet apie viską iš eilės. – 2008-aisiais vokiečiai pasauliui pristatė labai neįprastą superautomobilį. Dažniausiai tokia sąvoka naudojama greitiems ir galingiems dviejų durų automobiliams. Kaip matote, R6 išlipa iš rėmų. Visiška priešingybė Ferrari, Porsche ar Lamborghini pleibojams, kurie laužo stuburus, plėšo ausų būgnelius ir savo išvaizdą reikalauja dėmesio. Ne, R6 visų pirma yra Audi, o tai reiškia, kad automobilis yra solidus ir leidžiantis mėgautis komfortu, kai jums to reikia. Vienas iš Audi R6 išskirtinumų, kad tai neišskirtinis automobilis. Sraute kitų jis atrodo kaip paprastas eilinis pilkas dizelis. Na, bet šios R6 savininkas pasistengė, kad automobilis išsiskirtų. Ir gerai, kad jisai tai padarė. Toks greitas ir galingas automobilis turi matytis ryškiai ir aiškiai. Jeigu neryški spalva, tai vargu ar labai atkreiptum dėmesį į šį automobilį. Originaliai jis pilkos spalvos. Bet tenka pripažinti, išskirtinumo šiam automobiliui reikia. Įsivaizduokite, kad prieš kelias sekundės kažkoks pilkas taškas galinio vaizdo veidrodėlyje pavirto spindinčiu Audi ženkliuku. Galima ne juokais įsigąsti. Todėl ryški spalva labiau atkreipia kitų vairuotojų dėmesį ir leidžia šį automobilį pastebėti anksčiau ir greičiau. Be to, toks automobilis nuteikia pozityviau ir pakelia nuotaiką, kitaip nei 95% pilkų ir juodų automobilių. Galiausiai, jeigu atsibos dėmesys, be didelio vargo šis R6 vėl gali būti pilkuoju kardinolu. Viduje R6 beveik niekuo nesiskiria nuo paprastos A6. Yra tik tai kelios išdavos, kurios pasako, kad tai ypatingas automobilis. Tai pavyzdžiui, keli R6 ženkliukai, sportiškas vairas ir sportiškos sėdynės. Visa kita esybė tai paprasta eilinė Audi. Jeigu šio konkretaus automobilio išorė rėkte ryškumu, tai vidus atitinka idėją per daug neįsiskirti. Prietaisų valdymas identiškas paprastai A6, todėl specialių apmokymų eiti nereikės. Medžiagų kokybė ir interjero surinkimas taip pat primena, kad tai praktiškas ir kasdieniam naudojimui skirtas automobilis, kuris turi užtikrinti komfortą. Vokiškai pavyzdingas surinkimas leidžia mėgautis ramybę. R6 interjeras net neprovokuoja važiuoti nutrūktgalviškai. Jokių raudonai užsiliepsnojančių ciferblatų ar kokių nors G perkrovų rodmenų, kurie neretai ragina pasinerti į kvailystes. Sėdynės nors ir sportiškos, bet jos sufleruoja apie tai, jog pirmiausiai tai praktiškas automobilis, kuris nevargins net ir naudojant kasdien. Sėdynės čia ne tam, kad visą laiką jaustumės sportiškai, bet tam, kad padėtų gerai jaustis, kai važiuoja agresyviai. Savo debiuto metu Audi R6 buvo vienas greičiausių ir galingiausių automobilių pasaulyje. To pasiekti jam leido po variklio dangčiu sumontuotas Lamborghini variklis. Standartiškai šis automobilis turi 580 arklio galių, bet kažkam to nepakako, todėl nuvyko pas Startline specialistus ir dabar šis automobilis turi daugiau nei 700 arklių. Įsivaizduokite, kad po šios R6 variklio dangčių buvo sugrūsta Ford Fiesta. Štai toks didelis galios prieaugis, kuris juntamas nuo pirmų važiavimo metrų. Įsibėgėjant jausmas toks, kad per kūną važiuoja volas, kuris spaudžia į sėdynę. Stabdant, tas pats volas važiuoja per nugarą. Taip pat smagu, kaip šokti su gama nuo televizijos bokšto. Iš pradžių pilnos kelnės, po to neišdildoma šypsena veide. Papildoma galia ne tik suteikia smagumą, bet ir pagerina statistinius duomenis. Standartinė R6 nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėja per daugiau nei 4 sekundės. Patobulinimai tą patį padaryti leidžia visą sekundę greičiau. Jeigu ta sekundė jums atrodo kaip vienas rodyklės takštelėjimas laikrodyje, tai šiuolaikinių automobilių pasaulyje ne ką mažesnis žingsnis nei skrydis į mėnulį. Tačiau visa tai yra vienas iš dalykų, kuris neleidžia R6 užsidėti praktiškiausio automobilio karūnos. Norint naudotis visų galios potencialu, teks susitaikyti su labai didelėmis kuro sąnaudomis. Nuolatos agresyviai akseleruojant, kuro rodyklė leidžiasi žemyn ne ką greičiau nei kyla spidometro. Kitas dalykas, kuris neprideda pliusų prie sąvokos praktiškumas, yra sudėtingos sistemos ir variklis. Nors tas pats variklis naudojamas tiek Lamborghini, tiek Audi R8, tačiau norint jį adaptuoti universalui, teko pakeisti kelis šimtus detalių. Tai reiškia, jog kažkam sugedus remonto sąskaita bus ne kaip eilinio dizelio, bet kaip tikro superautomobilio. Prieš perkant R6 įvertinti jo būklę tiesiog privaloma. Patrauklė ženkliai žemesnė nei rinkos kaina viliojantis egzempliorius gali ne juokais apkartinti gyvenimą.
RS6 tik išoriškai primena eilinį automobilį. Viduje tai sudėtingų technologijų ir inžinerinių sprendimų prikimštas automobilis, kurio remontas gali atsieiti 5-ženklę sumą. Daugelis ekspertų pažymi, kad RS6 yra kantrus ir patikimas automobilis, jei tik su juo buvo elgiamasi gražiai. Net ir didelį ridą įveikęs automobilis nebus galvos skausmas, jeigu prižiūrimas jis buvo laiku ir netaupant. Ta pat reikės daryti ir naujam šeimininkui – netaupyti ir nevėluoti. Vienas iš būdų apsisaugoti nuo negandų – rinktis automobilį su švariu gyvenimo prašymu, kuris tvarkingai dokumentuotas. Važinėjant Audi RS6 galima mėgautis ne tik šypseną veide piešiančią dinamiką, tačiau ir subtiliu, sportišku komfortu. Daugelis superautomobilių reikalauja lygaus kaip stiklas kelio, nes kitu atveju kūnas vargs nuo drebėjimų ir smūgių, kuriuos sukelia net mažiausi kelio nelygumai. RS6 leidžia mėgautis kur kas komfortiškesniu ir kelio nelygumams atlaidesniu važiavimu. 6 pavarų automatinė greičių dėžė taip pat labai universali. Važiuojant ramiai, ji elgiasi kaip puikiai išdresiruotas vokiečių aviganis. Bėgiai perjungiami beveik nepastebimai, todėl nei variklis riaumoja, nereikia linguoti pirmyn atgal. Aviganiui davus komandą pulti ir akseleratorių numinus iki dugno, pavaros nusižemina, sūkių rodyklės staigiai šauna į viršų, o automobilis pradeda puolimą be gailesčio. Jeigu norisi daugiau kontrolės perimti į savo rankas, galima jungti rankinį pavarų perjungimo režimą. Jam taip pat jokių priekaištų. Svirtelėmis prie vairo pavaras galima žeminti arba aukštinti pačiam, be didesnio kompiuterio įsikišimo. Tai aktualu tiems, kurie pasitiki savo sugebėjimais. RS6 aprūpinta visų varančių ratų pavara, kuri padeda raunant iš vietos. Valdoma elektronikos sistema galią į ratus paskirsto labai gudriai ir užtikrina, kad visas potencialas būtų išnaudojamas maksimaliai efektyviai. Bet RS6 yra 2 tonas sveriantis drimba, todėl važiuojant į posūkius galva geriau nulieti šaltu vandeniu su ledukais. Didelis svoris plus didelis greitis reiškia didelės inercijas, su kuriomis gali nesusidoroti nei elektronikai, nei visų varančių ratų pavara. Todėl važiuoti posūkiais agresyviai yra labai sunkus darbas, kadangi reikia kovoti su automobilio svoriu, galia ir pačiu savimi. Kaip jau minėjau, šiandien mano mėginama RS6 turi 700 arklio galių. Kaip pavyko padidinti galios kaimenę, mums papasako Startline, kurie žino, kaip tuos arklius ne tik užauginti, bet ir prijaukinti. Šis automobilis turi 580 arklio galių standartiškai ir 650 Nm sukimo momento. Savo laikotarpiu jisai buvo gaminamas nuo 2008 iki 2010. Vienas iš didžiausių variklių Audi berods sukurtas ir pats galingiausias tuo laikmečiu. Šiai Audi RS6 padaryti ganėtinai nedideli pakeitimai ir gautas tikrai nemažas ir didelis rezultatas. Tai yra 700 arklio galių ir 900 plus sukimo momentas. Tai yra ganėtinai daug. Tai yra pilnas super sprint išmetimas, laisvesnis, sportiniai oro filtrai, našesni interkuleriai, kurie atšaldo orą, maksimaliai išnaudojamų turbinų standartinių. Ir galimas toks rezultatas, 700 arklio galių. Jis gali šiek tiek svyruoti ten priklausomai nuo oro temperatūros, naudojimo kuro ir panašiai. Ar toks galingumas yra riba? Startline purto galvą ir sako, kad tikrai ne. Pakeitus turbinas ir pakrapšius pavarų dėžę galima džiaugtis, tuo išgirsite. Pakeitus turbinas jau mes peršokam netgi 1000 Nm ribą. Ir pirmas dalykas, su kuriuo buvom susidūrę, tai greičių dėžės problemomis. Jau jinai yra per silpna, tai užsakėme naujus frikcinius diskus, patobulinimą torque konverterį, kad jisai išlaikytų tą galią. Po šitų patobulinimų viskas tvarkoja. Viskas laiko galima skrietis 1000 plus Nm ir pasiekti 900 ir daugiau arklio galių. Šis automobilis iš mano tobulintinų, kiek teko daryti, galingiausios serijos automobilių labiausiai patinka dėl to, kad tu turi daug galios ir tu gali važiuoti komfortabiliai, tu gali susidėti meškeres, tu gali važiuoti su žmona, vaikais, ko nori. Nors šio modelio RS6 buvo gaminami vos porą metų, tačiau antrinėje rinkoje jų aptikti galima. Žinoma, tai nebus pigus automobilis. Standartinis modelis gali kainuoti nuo 30 000 eurų. Dar 14 000 patobulinimui ir turėsite Žydrūną Savicką su Usaino Bolto greičiu. Teoriškai tai prasilenkia su sveiku protu, bet praktiškai veikia stulbinamai efektyviai.